Valanda 45 minutės, va tiek va, aš kalbėjau ką tik su kliente, moterimi, kuri parašė man dėl antros pakopos. Tai iš tikrųjų mes kalbėjom labai daug ir apie gyvenimą, ir apie vaikus, ir apie darbą, ir apie tai, kaip konsultantai dirba ir kaip jai nesiseka su finansų konsultantai susikalbėti. Tai žodžiu, mums pavyko pagaliau susikalbėti ir aš jai atsakiau į visus klausimus. Kas liečia antrą pakopą, mes labai daug kalbėjome, kaip yra svarbu iš tikrųjų antroje pakopoje pasirinkti tą bendrovę, kurioje yra mažesni administraciniai mokesčiai, nes per ilgą laikotarpį, patikėkit manim, kiek jūs prarandate, jeigu jūs pasirenkate tą bendrovę, kurioje nuskaito didelius administracinius mokesčius. Aš jai pasiūliau investuoti tos pinigus antros pakopos ir perkelti į GoIndex bendrovę ir mes atsidarėm mokesčius. Tai GoIndex palyginus su jos esama bendrovė nuskaito dvigubai mažiau mokesčių. Dvigubai mažiau mokesčių. Suvokėt, ant kiek tai yra jai į naudą, kai jinai perkelia visą krepšelį. Net jeigu jūs esate antrą pakopą susistabdę šiuo metu, jūs turite galimybę perkelti antrą pakopą ir nuo sausio 1 dienos jau pasidarysite ar nutraukimą, ar kaupsite toliau, ar kai kurie netgi norėsite tiesiog susistabdyti ar pasiimti pinigus, pavyzdžiui.